dėl to šuniuko, žinai, kuris yra paliktas. Jo. Haskio dar. Visai gera situacija, gal sakė, norėtų dabar Už pakelt. užsienį. Tai pamėginam dar kartą tada, jeigu ne, tada dar žiūrėsim, nes numerių yra be proto daug. Aš noriu. Tai, ko ten ploji? Klausau. Alio, sveiki. Taip, labas. Čia aš kaip ir suprantu prisiskambinau šeimininkiai šuniuko. Taip. Žiūrėkit, kažkaip tai, aš nežinau, čia šiaip, jeigu jūs nežinojate, tai žmonės gyvena ir su mažamečiais vaikais. Ir nežinau, ar jūs sužinojo, aš suprantu, ir kodėl iš jūsų tą šunį jūs nesusirenkat namo. O palaukit, o kas čia skambina? Iš čia laukinis šuo, čia jūsų kaimynai skambina, čia Vaiva, aš su Vaiva kalbu. Taip, taip. Nu tai gerai, čia skambina jūsų kaimynai. Tai kodėl jūs tą šunį Mano vaikas žaidė ramiai, šuo priejo, pakėlė koją, apmyžo, dabar vaikui striukė, tai kas pirks naują striukę? Nesupratau. Čia jūsų haskis yra tas didelis, aš nesuprantu. Taip, bet jį prižiūri mano draugas. Ką reiškia prižiūrė? Niekas čia nieko neprižiūrė. Šuo kaip laksto, kaip vilkas čia vienas visą laiką. Palaukit, koks kaimynas? Koks jūsų vardas? Aurelijus aš esu. Žinau, tokio nepažįsti tikrai. Aš ne jūsų laiptinė gyvenu, tai aš jau aiškintis dabar, čia visi kažką paraudė, išsigandę, aš nesuprantu. Tai jūs man sakykit, tai kaip čia dabar, kas man už vaiko striukę sumokės? Tai palaukit, aš gyvenu visiškai kitą laiptinį, prie ko čia mano šuo? Jūsų šuo apmyžo mano vaiko striukę, ar jūs suprantat? Tai kieno čia šuo dabar? Man jisai gali čia išviesto, lot namuose, laikykit, jūs gali jisai tenai triest, lot, ką nori daryti. Bet jeigu eina į lauką, tai jūs gal prižiūrėkit, laikykit ant pavažių tą savo šunį, tai kas man striukę naują nupirks dabar? Matot, aš dabar išvažiavusius, aš net... Man neįdomu, kas čia dabar per kažkokios išvažiavęs. 80 litų kainuoja striukę, tai iš kur man gautos pinigus dabar? Tai palaukit, gerai, aš grįšiu už 4 dienų ir kaip nors gal susitarsim, nežinau, aš dabar tikrai nieko nesuprantu, kas čia vyksta. Tai vaikas mano dabar ką, nuogas vaikščios, ar su sumišta striukė? Jisai antrą dieną be priežiūros laksto, suprantat, kad ne tik mano vaikas nebe... Kas be priežiūros? 2 dienas šuo laukia, aš matau jį pastoviai laukia, nieko su jo nėra. Nu, bet tai palaukit, o tai aš nesuprantu, tai kas jį prižiūri, tai ašgi palikau savo draugą, kad jį prižiūrėjo. Kodėl jūs man sakot, kas jį prižiūri? Tai kur jūs jį paliko, tai jisai ten ir turi būti. Tai jeigu jūs laukia jį palikot, kur jūs išvažiavot, šunį laukia palikot? Jis turi būti vedžiojamas, aš negaliu patikti, nu kaip jis gali būti paleistas. Jis pats save vedžioja, jis be pavadžio net. Gerai, žodžiu, aš paskambinsiu, paklausiu, kas ten vyksta. Jūs čia mažiau klauskit, jūs grįžkit greičiau iš to savo kaimo, kur jūs ten esat, ir parsiveškite šunį namo. Jis tai čia toj užpuls kažkam už girklės iš viso griebs. Tai jūs į kalėjimą pasodins, jūs suprantat ar ne? Bent snukio šuo yra nusikaltimas. Nežinau dabar net ką pasakyti, tikrai aš... Nu atsiprašau, bent jau pasakykit, aš nežinau. Na tikrai kažkaip nežinau, aš tikrai atleiskit, jeigu kažkas tikrai įvyko, aš nežinau dabar. Vaiva, nusiramink, niekas neįvyko, skambina Radistai. tau radijos stotis ZIP-FM iš Vilniaus, radistai Jonas ir Rolandai. Paplojam tau, pavyko išgazdinti ir sunerimti tavo širdelį. Šarūnas nuostabiai prižiūri šunį, šuo labai laimingas. Nemiža niekur, Ant rankų vedžiojamas nešiojamas. 5 kartus per dieną. Maudomas. Išsigandau. Galvoju, velnės reikia grįžti atgal iš tos Prancūzijos. Jo, aš nesupratau, kas čia vyksta, galvoju, negali būti, kad šuo paleistas, tikrai. Ar myli savo šuniuką, pasilgai savo šuniuką? Labai. O leidai savo šuniuką kitiem paglostyti? Na šunuolė, negadinam tavo sąskaitos, ačiū už pokalbį, buvo tikrai juokinga. Ačiū. Nusiramink. Nesupyk. gerai? Linkėjimai nuo dabar, kuris prižiūri tavo draugas. Ačiū labai.